paspaudus kažką. Pabandyk pasiimti. Rimtai? Sveiki. Labą dieną. Nu, pradėk, Simutė. Pradėkim. Tiek turim apie ką pasakot, kad net nebežinom, nuo ko pradėti. Ar nuo Ievos ar Adomo, ar kažkaip susistemint. Tai stovėdamas va dabar, kol darėmės kavą, nusprendėm, kad dar nepasakojom ir iš vis mažai afišavom, nes tiesiog neturėjom laiko apie visus filmavimus ir apie visus smūgių užkulisius, tos arbūzų pardavimus ir taip toliau. Tai turbūt apie tai ir papėzėsim. Jo. Iš tikrųjų būtų buvę mums pačiom labai faina ir pirmoji mūgiai, tai mes turėjome mane ir operatorių, ir kas filmavo, nes vis dėlto, kai vykst kažkoks įvykis, aplamai dabar gyvenime ten įsitraukia daug dalykų, kad ar tu istorijus kažką pasidalinti ar panašiai, bet dabar visus tos kitus vykusius tuos pardavimus ir mūgės, mes net neturim laiką išsitraukti telefoną. Net neturim. Ne, tai tikrai būna taip, kad žmonės ir skambina per mūgės, ten paklaus kelio ar kažką, nu tu tiesiog nei girdi, nei matai, nei šalia turi tu jo, tai jo, susisiekimų tai sudėtinga. O jeigu ten dar storius tokius filmuoti, nėra kada, nes tiesiog tu nori kuo greičiau žmonėm atiduoti, kad nereiktų stovėti, kad nereiktų laukti ir panašiai. Tai čia apie arbūzus, pavyzdžiui, kad ir apie šiandien. Taip. Tai šiandien filmuojam video tada, kada padarėm paskutinį arbūzų pardavimą. Soldautas. Tai turėjom 3 pardavimus, ne? 3 tokias didesnės mūgės. Pirma tai didžioji buvo. Jo, ta tokia, kur jau masinė, kur susirinko gal apie kokį, Rimantas skaičiavo apie 80 žmonių, aišku, ne vienu metu, ėjo vis tiek tokiais tarpais, bet tikrai buvo labai daug žmonių. Tai davėm ragaut arbūzų, visi valgė. Kaip ir per visas, mes visi per visas mūgės duodam paragauti. Jo, tai labai fainai iš tikrųjų. Nes, vat, kas labai pasteisino su paragavimu, tai geltoni arbūzai. Nes kai tu jį perpjauni ir siūlai žmogui, kad jis, atsiprašau, kad jis labai skanus, tai kas neragavę, tai pakraipo galvas ir nežinau, ar aš pirksiu, bet jeigu paragauja, tai supranta, kad... Ir sugrįžta. Jo, ir sugrįžta ir būna kiti žmonės rašė jau paskui, kad sveiki, ar turit geltono arbūzo, o ne raudono ieško. Nu, nes raudonas jau toks ragauta, matyta. Klasika, bet kas dėl pačių, ar buvo tų geltonveislių dar raudonų minkštimų. Pats geriausias turbūt, ką turėtumėm užsigarantuoti savo ir turbūt kitiem metam, šiandien su Rimantu šnekėjom, yra jau 200 sėklų suruošta būtent atsparesniai veisliai, kad būtų garantuota būtų, nes vis dėlto turim gan vėsias ir vasaros pradžias, ir būn pavasarį dar ten visokie paukštai. Mum arbūzusgi labai užmušė birželio, kada ten buvo viduryje, ne? Naktim iki 9. Bet ir Liepą dar 13 mes turėjom. Jo, kad ten, O arbūzai prisibėjo iš tikrųjų tokio dalyko. Ir kas, aišku, nukentėjo, sustresavo ir patys augalai. Ir kaip mes jau tikėjomės, kad bus nuo vieno daigo ten 3-5 arbūzai, kaip Susimutė ir Simas skaičiavo, mes turim tik tais po 1,5 kažkur. Jo. Bet kas įvyko, žinokit, toks labai įdomus dalykas. Pačią pirmą veislę mes išsipardavėm būtent Farao. Kada mes darėm tą pačią pirmą mūgę? Prieš gerą mėnesį. Rugpjūčio 4. Jo, rugpjūčio 4 dieną. Lygiai mėnuo mes išskynėm visus Farao arbūzus. Tai čia buvo mūsų ankstyvoji veislė. Jo. Ir jie tikrai buvo geri, jie tokie užtikrinti. Taip, dideli, saldus, prinokę. Ir ką mes dabar turim savo arbūzinę, nesvarbu, kad ten ir mozaikos virusas yra, ir vitulys įsisukęs. Žydi, primeksta, auga arbūzai. Va tokių vakamoliukų. Bet yra ir didesnių. Yra jau ir didesnių. Bet ar jie besnoks? Mes nieko neprarasim juos palikę iš tikrųjų. Taip, nes nežinom, koks bus ruduo. Iš tikrųjų, ruduo gali labai nustebinti, taigi ateis dar ir bobų vasara, bus šiltų orų. Voratinklių nausėdus. Aš kai sužinau, kad bobų vasara yra ne moterų vasara, o vorų, kurie vadinasi bobai. Ne, būtent tos skraidančios gijos. Taip, tos skraidančios gijos, tai man buvo... Kaip ir kažkada sužinojus, kad kalėdų senė nėra, ar tu nežinojai dar? Išdavė paslaptis. Tai va. Tai jo, mums reikia tikrai stipresnių veislių. Nes tiek, kiek norėjom paimti šiais metais, nei pusės nesigavo mums užsiauginti. Bet toksai tarsi krikštas, iš tikrųjų tokie dalykai
į praktiką, tu įgyji žinių, išsiaiškini ten kas ir kaip. Aišku, mes dabar turėsim dar, nuo ko aš sakiau, kad nepamirščiau šitos minties, mes dar nuo pavasario jau čia, kai pradėjom viską gvildenti ir pas mus buvo ir, aišku, Simutė agronoms ir aš tos patirties turiu. Ir pas mum atvažiavo net ten iš rimtesnio ūkio irgi agronoms, žiūri tą lauką ir sako, nieko čia jums nebus, nieko jūs čia nedarykit. Nes realiai, kai kultivavo mum tą lauką, atrodė vaizdas baisus, verčia tokiais guzais tą žemę. Ir iš tikrųjų tokia labai labai grumstuota tokia ta žemė, žiauriai sulipęs molis toksai. Taip. Ir nejudintas, nežinau, 10 metų mažiausiai. Tai bet pasižiūrėk, tikrai pavyko gerai, o kitais metais ta žemė bus dar labiau išjudinta, todėl kad mes ją pasiruošim jau iš rudens, nebe tik iš pavasario. Turėsime dabar darbą su tais medžiais. Mes ten tokių medžių prisiauginom. Tai ką dabar darysim, rausim? Taip, mes palauksim, kol nudžius, ne? Ne, mes negalim laukti, kad džiūtų. Negalim. Nes balanda subrandins sėklas ir mes prisisėsim juos. Prisisėsim balandos, bet pas mus po apačia plėvelė. Taip, mes plėvelę prisisėsim vis tiek. Nebus taip, kad gražiai paėmiai nusinešiai tą... Eisim, karpysim su sekatoriais, nežinau, kaip čia darysim. Iš tikrųjų, ten, kur turim tas ar kraštinė vidurinė, ar dar kitą kraštą, tai mes drąsiai galim nusirauti. Aišku, ten biški sveikatos jau reikės, nes ten... ten kur tu medžiai jau tokie. Nes iš tikrųjų, kas yra dėl pačių arbūzų auginimo, tai yra neravima kultūra, ką mes turėjom. Aišku, mes čia ruošiamės, turėjom filmavimų ir televiziją ir iš vienos televizijos iš 2 laidų buvo, paskui buvo ir TV3 dar, ir laikraščiam dar Simutė dar davė reportažų. Mes turėjom susiruošti, aš ten iš kraštų buvau nupešiojus, o kadangi arbūzai neravimi yra, tai Sima ėjo iškarpė ten tas vietas, būtent kur yra susodinta. Tai buvo labai išgražėjęs mūsų laukas. Oi, buvo labai gražu, bet dabar vėl tiek atžėlė, tiek visas toks. Po visų lietų jau padarė čia... Ir balanda toks daiktas, nukirpai stiebą, iš to stiebo 2 išsišakoja. Jeigu ne visi 6 kokie. Chimera. Žodžiu taip. Tai bet šiaip pakankamai, sakykime, apžvelgus neblogai. Mūsų arbūziukai neblogai. Neblogai. Skanus, tikrai labai skanus, tokių, kad labai sargančių nėra, nebuvo. Mozaikos biški turėjom, bet kad taip masiškai kažkas. Bet dar iš tikrųjų man gyvenime teko pirmą kartą susidurti būtent arbūzuose aplamai su mozaikos virusu. Nes jo buvo ir pomidoras, ir arbūzas, bet šiandien, kur skynėm, kur visiškai yra ne tik tas apgaulings gražus ratiliukų raštas, padarė jinai žiauriai kietą pačią žievę. Ir yra visiškai sunaikintos to, skoninės savybės. Tu paragavai to arbūzą? Jo, augalas toks guminis. Valgai, tai ir toksai... Toks, prieskas, guminis, nes tokia nesąmonė. Ir tą išnokimą nebeduod tokia. Taip. Bet kai kurie nebuvo, gal labai stipriai pažįsti to viruso, tai jie turėjo tik tos gražius ratilus, kuriais žmonės labai džiaugiasi pirkdami. O jėzu, kokie gražus. Kokie gražus, tokie išmarginti. Žinai, ko mes neturėjom? Mes neturėjom tų vadinamų stars, kur su taškiukais. Vieną aš buvau tik parsinešus. Ne? Jie būna raudonė, ne? Jų būna iš tikrųjų, Mūnent starsų yra ir oranžinių, man atrodo. Tai kas man nepatinka būtent iš Mūnent starso, aišku, ten lapija gražiai atrodo, pats arbūzas irgi būna ale su žvaigždyno ir su menulio ten tuo fragmentu, bet labai stora yra jų žievė. Kaip ir Čarlis Tangrai. Jo, man irgi nelabai Čarlis Tangrai. Taip, kažkaip nežinau. Ir jie skanus, faina, bet to žievis, kai tiek prapjauni, kažkaip nežinau. Ir vėlai noksta iš tikrųjų, o pabaigiant mintį apie Mūnent starsus, labai labai didelės sėklos. Tiesiog tu valgai, didžiulės tos sėklos tokios kietos. Lukštenį tokius mogi. Ne. Žodžiu, tai kitais metais turėsim jau nebe tokį kratinį, jau esam biškai atsirinkę, ko mes norim ir ko mums reikia. Jau tikrai nebemiksuosim tiek visko, nes buvo tokių ir kur, pavyzdžiui, man tie ne geltonvaisiai, o geltona žievelė. Jie tokie, kiek kilogramas, 2 kilogramus. Jo, jie didelį neauga,
Bet kas... Bet ir nelabai nori žmonės tokių mažų, visigi nori to didelio arbūzo. Tik tiek, kad jie patys ankstyviausi irgi, bet mes atradom ankstyvesnių veislių. Tai va, tai žodžiu, čia jau be problemų. Tai tie topganai Lietuvoje bus fantastika. Tai pas mane čia, kur augo prieš 5 metus, kur buvo. Kur tu ir sprogai su tais arbūzais. Va, ten tai buvo. Tai šiandien paskaičiavom, kad apie toną arbūzų mums pavyko išauginti kokiuose 6 aruose. Taip. Tai tona yra šiaip nemažai. Šiaip nemažai, aišku, mes čia viziją turėjom labai. Iš tikrųjų, kaip mes pradėjom šnekėti su Sima, kaip čia darysim, nes yra šiek tiek rizika aplamai ilgai nedirbtą žemę kažką sodinti. Vien dėl to, kad ilgai nedirbto žemėje būna tų pačių sprakšių lervų, kolorado lervų. Kolorado. Šitųgi, ne koloradų karkvabalių, jo. Agronomė. Aplinkui mes čia irgi turim dar kurklių. Tai iš pradžių ir taip galvojom, kad kas čia gausis. Bet jeigu tu nebandysi, nedarysi, tu nesužinosi. Ir mes iš tikrųjų, ir vat vis tiek gavosi, kažkas tikrai neprašovėm ir kitais metais, sakau, tikrai bus geriau. Įdarbinsim, kas pas mus esat buvę, matėt, kad labai dar laisvos daug žemės, kur žolytė želė. Tai įdarbinsim ir ją. Ir labai gerai bus sėjomainą. Iš rudens. Ir iš rudens susidirbsim, dar geriau pasidarysim viską, geriau kelis kartus, žinai, daugiau pravažiuot, kad ta žemė minkštesnė būtų. Taip. Ir pasidarysim ir bus labai čiotkai krūtai. Kitais metais šiltnamę nedidinsim, Rimantai uždokumentuoju šitą, uždokumentuoju šitą gipsas, uždedu viskas, nes šiltnamį tai sočiai, iš tikrųjų sočiai pomidorų kiek turim, va tiek, va. Taip, pradžiai aš prisimenu Donatai, sakau, blemba Donce, sakau, nežinau, ar man užteks padažam. Aš dabar galvoju, kada jie pasibaigs, nes mano prigrūstas šaldiklis jau pilna, privirta padažų, o dar jų yra daugybė. Būtinai, nes kosmosas kiek jų daug. Tikrai, nes atrodo pradžiai... Padžiovintos slyvko gurmaną. Sau. Tik sau pardavimam neapsimoka. Ne. Vat būtent man ir tau. Taip. Labai skanu, bet man džiovyklė prasta, nežinau. Ne, aš turiu džiovyklę. Gerai džiovina? Zylė pas man 9. Nes mano ta tik kaip užkrauni. Bet ta veislė turėtų būti labai gerai. Per pusę perpjaunė. Jo. Ir sukišamo jau spalva kokia. Geruliai. Tai va taip sėdėm mes ir va taip gimst visokius idėjėlės. Va šitaip va. Tiesiog nieko neveikia. Tai va, per arbūzus tai kaip ir viskas jau išgveldenta. O daugiau tada, sakėm, dar pakalbėsim labai užsiminus ir apie filmavimus. Tai tu prisimeni, kaip ten prasidėjo mums tais filmavimas. Buvo rugpjūtis, mums iš vis toks mėnesis, kad visko buvo tiek daug, kad aš galvau, kad man biški stogas pavažiuos. Bet iš tikrųjų jisai ir važiavo. Biški važiavo, tikrai. Važiavo. Jau tu žiūri, kad tu nebespėjai, ne tik, kad savo laiko nebeturi, bet jų ir svarbiem dalykam ten tokiam, Aš turbūt tą krikštą jau pasidariusi esu. Va šiandien tu kada nors bandėjai įsivesti Google savo vardą ir pavardę? Bandėjai? Taip, po visų šitų filmavimų ir taip toliau ir panašiai. Kokia čia fūra pas mus atvažiavo? Bobkatą atveju. Kas? Taigi čia iš tų pinigų, kur už arbūzus užsidirbam, nusipirkau bobketą, dabar dar vieną verslą. Nusipirka tą. Jo, kadangi tu man palikai apskaitą visą arbūzų, tai va prašau. Aš tik ką šviesią plaukė. Gerai, tinka. Tai va, palauk, apie ką aš kalbėjau, apie vardą įvedimą į Google. Ai, taip, tai žinok, va taip, pasakau, Rimantai, įsivesk, sakau, mane į Google. Pasižiūrėk, ką metą. Tai iš tikrųjų, kiek jau daug informacijos yra ir tokios, už kurią aš didžiuojuosi. Man patinka, kad šitaip jau aš galiu save pasireklamuoti, tai žiauriai faina, taip džiugas. Tarp kitko, dar noriu pasakyti vieną dalyką, kad buvau sulaukus nesenai iš LNK vienos laidos. Dar net man nesakyk. Jo. Bet žinok, net ir nesigyriau, žodžiu, parašė man iš vienos LNK laidos, kad sveikimas, norėtume pafilmuoti jūsų čili pipiras, kad papasakotumėt ir panašiai. Ir aš rašau, labai faina, sakau, norėčiau, o kokia čia laida? Parašė kakadu. Sakau, žinokit, sorry, bet ne mano dalykas, ne.
Net tas laidos formatas. Jo, aš nenoriu, kaip pasakyti, mes čia darom rimtus dalykus. Nu, mes nepizdėlinam, atsiprašant. Nu, nereikia tokios reklamos, kur, žinai, tave gali išjuokti, ištraukti žirnį iš sriubos, padaryti, supranti, išpūs burbulą. Nereikia. Reklama iš vis turi būti tokia subtili. Nereikia savęs kišti per daug visur, nereikia savęs per daug. Turi, man atrodo, dabar Lietuvoje vieną variantą, kur ten skersai išilgai. Labai neskoningai viską daro, tai aš manau, kad to nereikia tikrai. Ir jeigu darai gerai iš širdies, tai jaučiasi, tai matosi ir nereikia kažkokio papildomo forsinimo, kuris prideda neskanumo. Tai va, tai žodžiu, norėjau pasakyti apie tą kakadu. O šiaip tai daugiau, nuo ko prasidėjo, kaip mūsų tas pirmas filmavimas buvo? Buvo 2 LRT laidos. Pabaigsiu, Simutė, tavo tą mintį ir aš irgi kažkada visai nesenai įsivedžiau, nes ieškojau, nes iš tikrųjų tie, kurie buvo filmuoti ten, ar žinių, ten reportažom ar kažkam. Tai jau apie tave jaučiu eina nuo kokių, nežinau, 15-16 metų. Jo, kažkur yra jaučiu pirmas reportažas, kuris yra išėjęs. Dar, man atrodo, Gabrielė tik atlikinėja praktiką sekundžiai. Mūsų Gabrielė, žinojame šio. Jo. Ir, man atrodo, buvo pirmas straipsnis. Ir tada, aišku, su tom juodom bulvėm išvažiavo viskas. Nu ir tada kažkaip va. Ir daleiskim, ar TV3 žinių va, reporterį, mes turim tik telefonus. Jūs visame jau draugaujat, jo. Ta prasme, beje buvo dabar variantas Donata draugelis, kaip iškviesti televiziją, ten kažkas numušė ten skydinę ar dar kažką. Tavęs klausia, kaip iškviesti? Tai ne, mes nekviečiam. Ne, mes nekviečiam. Ir iš tikrųjų... Jie susisiekė patys. Jaučiu pernai, užpernai, buvom šiokios tokios, turėjom nepalankęs oro sąlygas. Čia buvo, kad skenda, sausra, įsinešė ten... Pernai irgi sausros nuo pavasario labai stipriai turėjom. Ir tau automatiškai nusvyra rankos. Bet buvo mane kalbinę ir išgyventi kaime gerą ir šiemet jie vėl parašė. O tai išėjo to laida gyventi kaime gerą? Anų metų? Ne, aš atsisakiau. Tu atsisakai, ta prasme, tave kalbino, kad filmuoti reportažą, bet tu atsisakai, supratau. Ir pasirodo, tu atrodo net ten gyveni savo gyvenimą, iš tikrųjų, tu nežinai, kas tave stebi ir kaip mato tave iš šalies. Ir Lina, ir vat, išgyventi kaime gerą, jie, ta prasme, susisiekė ir jie būtent prašė mūsų abiejų tos kolaboracijos, nes iš tikrųjų mes daug dalykų dviese darom, kad į šitą vieną įeitų. Ir mes susiderinom ir mums susigrūdo tie filmavimai į 2 savaitės beveik. Į vieną, Simutė. Oi, atsiprašau, 1 dieną? Taip, taigi tą pačią dieną filmavo. Ta pačią dieną filmavo Tavo sodas. LRT laida, kuri bus gruodžio mėnesį, sakė? Ne, Tavo sodas bus vasarį arba kovą. Ir paskui už porą dienų, vakarė dar po to, kai jie atvažiavo TV3. Filmavo jo. Tai TV3 reportažą jau matėte. Karūną pasitaisom. Jau pasitaisom karūną. Ir už 2 dienų, buvo penktadienis, mes ėmėmės išeiginės, atvažiavo. Ir va taip, vieną savaitę. Atvažiavo gyventi kaime gerą tada. Tai va aš labiausiai iš tikrųjų džiaugiausi dėl gyventi kaime gerą. Man čia toks didelis pasiekimas, aš nežinau, su Donata kalbėjom, sako, ji jau pripratus, šiek tiek dėl to žinomumo ir taip toliau. Tu jau Simutė labai bombiniai viskas. Tokia bomba buvo, šiaip iš tikrųjų, jeigu ne Donata, tai turbūt iki manęs dar nebūtų šiais metais dėja. Gal kitais jau būčiau jau aš pati kažkaip išsiafišavus, bet tu tikrai pastumėjai tą, žinai. Bet čia iš tikrųjų, pasinaudojau tavo šlovės spinduliais. Užteko ir man iš tikrųjų čia Sima, tie, kai pradėjo čia tvarkytis, iš tikrųjų, kai statės dar namus, dar, man atrodo, mes nelabai ten kažką apie daržinius kažkokius reikalus. Ir jau, kai jūs čia jau planavot, kad jau apsigyvensit, ir Simos manifestas buvo, aš jau per reportažę tą patį sakiau, kad jinai ir sako, mes dar užsuksim čia kolabą. Į paleistos mintis, tau išsigvildeno. Tai aš negaliu prisimti savo vieną tų nuopelnų, nes iš tikrųjų... Ne, mes dirbom abi, bet kiekviena įnešėm savo kažkokio tai indėlio dalį, kur... Nes gal nėra daugiau, turbūt, ar žinai, kad darytų tokius bendrus projektus?
Dvi daržininkės, bendrą projektą, nežinau, gal yra, gal, jeigu yra, bet nepakomentuokit, atsiųskit mums įdomu pasižiūrėti, bet gal ir ne, gal mes toks faktas, kad jau vien tai, kad aš esu, aš tu esi, tu jau mes esame unikumai, nes nėra daugiau tokių. O gauni daug žinučių, kad pavydi kaiminystės, arba norėčiau būti jūsų kaiminė? Taip. Jūs, blėt, padirbkite tiek, kiek mes dirbam, tada atsikraustykite ir tada padėsit mums. Tada pasižiūrėsim, ar tikrai norėtumėt jūs tokios kaiminystės. Ačiū. Nes čia atrodo, kad čia mes kavytę geriam susėdusią, supranti, o kiek mes dirbam, va susruogam prilipusiam plaukų nuo prakaito ir visos juodos, kiek mes dirbam. Nu, žinokit, tikrai. Ir man patinka tas mūsų darbų pasiskirstims. Ir, sakau, mes susimam, pasiderinam, pasikalbam, kas, netgi kai buvo patys filmavimai, mūsų būtent klausė, sako, ar jūs nesipykstat. Mes nesipykstam vien dėl to, kad mes, pasišnekit. Taip. Ar tu galėsi? Ne, aš dabar negalėsiu, tariam kokią kitą dieną. Gerai, aš čia nuėjau, ten pradraskiau pomidorų lapus, nes jau vis dėl to rudiniai. Parašiau Simai, sakau, žinok, nesusitvarkiau. Blemba, tad karšti, žinok, irgi. Aš tikiu. Šliužom. Ir supranti, aš sakau, dvi suaugusios moteris ateina į kolabą. Tu ėjai ir išgeniai pomidorus ir be minties, kad čia blėtas į mane padėjo, nieko čia ne. Aš ėjau kažką kitą padariau. Tu nuėjai, aš surinkai tos šiukšlus. Dar kas man patinka, aš nepamirščiau, kaip mes sodinom arbūzus. Ir aš kiek matau savęs Simui, kur šika ten palika. Ėjate su vienom tapkėm iš vakaro sodina arbūzus, palika viens tapkis. Kitą dieną aš jau su kitom tapkėm atėjus ir ten palikta. Jau visam Batų kalną pasidaręs. Sima, sakau, kai galėsiu, nueisiu, surinksiu, sutvarkysiu, aišku, nenuėjau, Simutė nuėjo ir surinko, nes iš tikrųjų turim ir darbus, turim ir namus, ta prasme, ir tos veiklos užklasinės visokios. Ir iš tikrųjų tas žemės ūkis, kad, jums faina, ten užsiauginat savo arbūzą, ne ten savo pomidorų. Tai yra darbas iš tikrųjų. Tai yra labai daug to darbo. Daug darbo ir žinių, ir darbo. Ir ne tik to tokio juodo darbo, bet ir to planavimo, ir strategavimo, ir žiūrėjimo, ir įterpimo, kur tu ką gali padaryti, nes ten tokie trešimai nepalauks. Ir yra darbai, kuriuos turi va čia ir dabar daryti, turi stumti savo laisvą laiką ar kažką, ką esi suplanavęs ir daryti kažką, kas yra būtina tą akimirką daryti. Tai mes gražiai pasiskirstom, mes tiesiog gražiai susišnekam ir nėra bėdų. Nėra, man tai iš visokų nėra problemos. Reikėjo čia vastalą, reikės mums ten trašom susimaišyti, ten mums mane vištų mėšlą reikės, pelenų, davai cisterną nuridenom, prileidom vandens. Šiandien aš galbūt negaliu. Šiandien Sim sako, aš tada praeisiu per lapus tada tą, nes mums reikėjo ir ne tik arbūzus tręšti, bet reikėjo dar ir pomidorus, nes mes turėjome ir kalcio trūkumą, ir kalio trūkumą. Mes pasiderinam, ta prasme, šiandien aš galiu, kiek tu išleidai už trašas, čia, kad neliktų jokių, ta prasme, nežinomųjų kažkada. Kad neliktų jokių vietų susipykimui ar kažkokiam tai... Nežinai, su moterim taip yra. Jo, ir iš tikrųjų, kaip pasakyti, ne tik su moterim, bet ir prie pinigo draugo nėra. Žinai, turi viską vis tiek taip gražiai susidėlioti, Jeigu tu pradėsi kažką vinioti ir sukti, ne, ten tada ačiū. Antras dalykas, mes ir netokie žmonės, žinai, kad čia... Va dabar tu, Simutė, kaip ir sakai, dėl tos pačios reklamos, ne, kad nenorėjai įsileisti ant kakadu ir labai realus ir toksai, kuo turbūt žavi žmonės tas tikrums ir tu nori tą save ir savo, turbūt, prekinį tą ženklą užsiauginti pats, būtent savo darbą, savo ne tom visom jėgom, o ne atvažiuokit, kada aš čia jums biški parodysiu, biški šį čia nuogą dalį, šį čia... Jo, kas nori, tas važiuoja, tam atsiduodu, parsiduodu ir filmuokit ir jo. Tai ne apie tai, ne apie tai. Ir kaip Sima, ta prasme, nes šiaip dabartinė ta jaunesnė karta nėra linkus ten neraustis po tą žemę, ar ten užsiimti, tais ūkiškais darbais, nes iš tikrųjų tu pati žinai, kiek darbo yra. Tai aš kartais, sėdžiu ir žiūriu, aš netgi labai gražų postą parašiau, net Sim sakė, gaila į tušą yra. Taip. Todėl šiandien nesidažiu, nes jų įtariu, kad čia seilėsės juokauju. Tai ir sakom, reikia paimti mum ir jau sės, nes mes užkūrėm ne tik arbūzus, užkūrėm ir pomidorus.
Ir mes turėsim dar mugę. Taip. Ir mes dar turim pajudinti ir YouTube'ą. YouTube'as judinasi, aš manau, kad normaliai. Ne per daug, nes tiesiog, žinai, gali iš tuščio į kiaurą pilstyti ir įmanoma pridaryti video. Taip. Bet aš kažkaip norisi, kad liktų nauda kažkokia, ne? Kad žmogus pasimtų, paklausytų, o ne tą patį per tą patį, žinai. Nu, neįdomu. Mes turėjom per mugės, va, kaip tik, kas sujautrino ir Simutės dūšę, ir kas įėjo į mano atmintį. Iš tikrųjų, pasirodo, mes turim ir tos jaunesnės kartos irgi sekėjų. Taip. Ir turbūt galbūt ir Instagram'e, ir tą patį YouTube'ą. Pasirodo ir stebi, ir žiūri, ir klausinėjo manęs, va, mergaitė apie pomidorus, o Simutės berniuks, va, čiliukų. Čiliukų. Sako, aš kuo aštriau noriu, o ta mergaitė prašė kiek 13 gal metų, ar ne? Aš manau, kad... Jinai prašė pasiskinti pomidorų sėklai, tai jūs įsivaizduokit, kaip faina, kai ateina pas tave vaikas, iš tikrųjų, paauglys, kur dar jam tikrai atrodo neturėtų, kaip ir rūpė tokie dalykai, ir rūpi, ir įdomu, ir vat, faina, iš tikrųjų, labai kad faina. Kiti žmonės irgi tiki į va tokius dalykus. Aš dar turbūt lėlėm gal žaisdavau, gal jau nebe. Manau, kad aš tai tikrai žaidau lėlėm. Ta prasme, apie daržą, kad aš negalvau, tai tikrai ne. Aš tik galvau jau daržė. Tai taip, aš tik galvodavau, kad tik nereiktų kažko įdaryti, o ne kad eiti ir kad žiūrėti. Ten apie tokius dalykus, kad eiti ir žiūrėti, kaip mama daro, kad kažką išmoktų. Nes man labai įdomu. Labai įdomu. Nes labai įdomu, aha. Tikrai, kad labai įdomu. Paravėti. O Jėzų, relaksas. Tai va, tai žodžiu, ir ką yra apie tos filmavimus, ką mes dar norim pasakyti. Buvo labai gražių akimirkų per filmavimus, klausyti, kaip Donata, pavyzdžiui, gražiai labai šneka. O Sima labai gražiai šnekėti. Na, žinokit, kaip atsisėd ir pajungint savo tą demagogiškumą. Taip, va. Tokį va. Panašiai. Ir jinai labai šnekėti iš tikrųjų. Ir kaip mes čia, ką tu, nieko gerą, išgeriam kavos, ne, iš tikrųjų, ir pajungia tą gražią mūsų lietuvišką kalbą su visais intarpais, su visais... Bet tai tu lygiai taip pačiai, tu jau tada to... Aš nežinau, žinok. Aš atrodo, nebesigirdi, jau tu tada šneki, taip žinai, lietuviškai, gramatiškai, taip. Bet aš turiu minti, kad tu ir šiaip pasakoji gražius dalykus ir apie mūsų tą patį ryšį, ir apie savo šeimą, ir apie užsidegimą ir meilę akyse, kai tu kalbė apie pomidorus ir apie visas daržoves. Nesvarbu, kad per vieną filmavimą su temperatūra sėdėjau. Jo, tu buvai temperatūra iš tikrųjų. Matęs ir ant akių. Matęs, kad blizgėjo žvaigždutės, bet atlaikiai puikiai. Žinai, kai reikia, susikūpi, susiemi savai nagą ir varai. Ir dar mes su Sima užgaudėm vieną dalyką. Mes ir bendraujančios, ir nebijomės nei tų žmonių, ateina, labą dieną, tu sveikinės kaip su pažįstamu ir visą kitą. Ir daleiskim vieną mugę, ne, ten kitą. Vieną tokią trumpesnę turėjom, tai biški kažkaip mums lengviau praėjo, bet pačią didžiąją mugę, kur mes darėm su arbūzų pardavimu ir po pačių filmavimo. Baterija išsenka baisiai. Iškrauna ir aš jau galvoju vis tiek vyresnė jau jaučiu, kad man viskas koma. Matai, net prašau, Simai, sako, nebegaliu miegoti. Realiai paskui, po visų tokių didesnių renginių, pirmas dalykas, tai emocijos labai išsveikina jos, nes vis tiek, kad ir nesuvirškini, kad ir jos geros, vis tiek jos tave išsunkia, taip kaip ragožė. Jo. Bet ir žmonių vasrautus. Žmonių ir tu pati save labai atidodi, nes tu tiek nori ištransliuoti apie tai, ką tu myli, kad tiesiog, išsisunki, atiduodi save ir paskui būna tokia apatijos pusdienis, toks, kai tu nieko nenori. Tu kaip guma. Jau čia buvo, atsimint, Simutė, po pačios pirmos mūsų mugės. Taip. Da tu sakai, čia gal... Nes kol tu būni ant to hypo, kad žiūri, viskas labai gerai, žinai, kol neatsisėdi, nenurimsti, kol tas adrenalinas sukilęs, tai tu tai dar atrodo, kad kalnus nuversi. Bet aš jau dabar žinau, kad kitą mugę sekančią mes, kai darysim, toj papasakosim ir apie ją, kad aš nesiplanuosiu absoliučiai nieko. Gal pasiplanuosiu netgi kokį nors, pavyzdžiui, išvažiuoti pavalgyti kažkur į miestą. Kad visiškai, žinai, be jokio rūpesčio, nes tiesiog reikia duoti duoklį ir savo, nes negali taip savęs gręžti. Taip. Nes paskui, žinai,
kai būna, kai organizmas pats tau pasako, nu, aš jau pailsėsiu, gal žinok, nelabai man čia svarbu, kad dabar čia tau darbų yra. ateina angina ir dar širdies Imk va, permušimai. kokį galvos skausmą, širdies permušimą. Nugarytą gal nori, kad paskudėsiu. O, tai tau koją išsuksim. Be problemų. Čia be problemų. Tai žodžiu, labai gražiai pats pasiprašo. Tai va, ir tada dar per filmavimą vieną gyventi kaime gerą, žiauriai fainą dalyką turėjom, tai darėm maistą ruošiam, darėm receptą. Sima darė, žinokit, tobulas arbūzų. Salotas. Tai vat, Žiemą, man atrodo, kai palys tą reportažą, sakė apie gruodį kažkada. turėtų būti. Kad turbūt ne taip skaniai žiūrėsis kaip vasarą, kai tu nori kažko tokio gaivaus. Kas juokingiausia, jie žmonės vis tiek važiniai per visą Lietuvą ir skaityk tau ir filmavimai, operatoriai iš vis ten pavargė su Blembo operatoriaus darbas, tas, kur filmuoja jau viską, kaip sudėtinga. Ir jie matos jau kaip ir norėtų valgyti. Taip, bet čia reikia sufilmuoti, sužiūrėti, sušnekinti. Taip, kad netrūktų kadrų ten visokiem persidengimam ir taip toliau ir panašiai. O čia maistą gaminsi, mūtė, atsistojus taip easy viską ir... Taip, bet tai koks keistas jausmas ir aš tai pasijutau kaip kokia Beata Nicholson. Filmuojamas mes ten darom, supranti. Dronai skraido. Dronai skraido. Bet toks jausmas, atrodo, šitokias vilsda Dieve tu mano. Bet, mes... Bet gali Sima savim didžiuotis, iš tikrųjų. Gali. Jau niekada čia labai papuolė į televizorių. Ir ne bet kas ir papuola. Tai reiškia, tikrai nusipelname. Ir važiuojam toliau. Ir važiuojam toliau, iš tikrųjų. Nes aš girdėjau tokias kalbas, nes dabar Simutė turbūt atstovaus ir Panevėžio vieną laikraštį ir ten bus veidas. Receptų skilties sezoninės. Tai, žodžiu, žinokit. Tiesiog, ne tik šiais metais jo kaip pasipylė galimybės ir kaip mes esam atviros tam. Ir čia vėl Simutė turbūt yra vėl, kaip mes ir pradėjom viską, kad kada, jei ne dabar. Taip. Ir va su tuo moto ir einam. Ai, gal dar ne šiandien sėja mane čia. Atsimeni mūsų ir pats filmavim su sėja, mes ten biški ir nusivylėm, nes ir pavargė, ir sekmadienis, kad ir kaip atrodytų, kad mes esam ryto žmonės, bet mes vis tiek irgi esam žmonės, mes irgi pavargstam. Ta baterija irgi jau čia, karoči, nėra čia iš ką net sukarpyti, iš ko pridėlioti, nes ten nesąmonės. Ir vis tiek nufilmavom. Kada, jei ne dabar. Taip. Ir vis tiek padarėm. Ir reikia sodinti. Ir mes padarėm. Ir man dar tas patinka, kad mes, žinai, kaip pasakyti, negali sakyti, kad einam ir darom be baimės, bijai, bet vis tiek va eini ir darai. Vis tiek, reikia. Ta prasme, jeigu, man tai patinka tas požiūris, kad jeigu tu nedarysi, tai tikrai niekur nebus, bet jeigu tu padarysi, tai jau 5% tikimybė tavo išauga, kad kažkas pavyks. Bet buvo iš tikrųjų, dabar prisiminus per visą tą sezoną, kai mums prasidėjo net tos šaltos naktis. Buvo tokių nuotaikų. Ai, aš tau gal nepasakosiu, kad aš turiu šiokių tokių abejonių. Turbūt Sima tą patį galvoji, bet nesaka. Ir buvo toksai liktais dušiai biškis amišis buvo. Buvo, nes vis tiek gaila laiko, gaila darbo, gaila būtų tiesiog visų investicijų sumerktų, bet va čia ir prasideda ūkininko gyvenimas, kad tu nežinai, nes nuo tavęs priklauso kiek 10-20%. Taip. Gelbėjo, mums teka, turėjom sausrą, ką jau, aš čia sakau, mes bendraujam kartu su Šiaulietė, viena yra agronomė, jie ten braškės daugiau augina. Ir sako, Donata, iš tikrųjų nėra tobulo sezono. Nebūna. Ane ten, kaip ir turėjom sausrą. Ir įsivaizduokit, jūs palaistyt, kur negali mindžiati virkščių, nes matai, kad tavo augalai praktiškai žūsta. Ir dar tu prilėk, taigi ne litrą. Ne litrą. Ir bent 5 litrus. O kai 300 augalų. 300 augalų prieki. Ir va taip... Ir dar tada pagalvoji, karštis, tas, iš tikrųjų žiauriai karšta vasara, tas vandeniuks iš tos cisternos taip išlėta bėga, net tai greičiau. Čia pasikvietė, ne čia. Ir žinot, kas ištika? Tas tarsi, savo mintis kaip paleidė, kitą dieną lietus. Ir toks geras. Aš manau, kad dievulis pamatė, žinai, sako, Dieve, nuduokim tos vargšius, tegu pasiils jos. Ir taip palaistė. Ir mes iš vieną kitą, mes jau tada turbūt tą savaitę jau stebėjom ir oro prognozės. Debesiai nuein. Jau mes ten jį va taip, kaip nors.
Ir palie. Ir mums atkrito tiek Tada darbo. prisimenu, aš darbę, Donce, papietinėse turbūt buvai, siunčia jau lietaus šokį, nes aš nematau, kas vyksta už langą, už durų. Tai, o Jėzu, kiek laimės buvo, kad tas lietus prasidėjo, tiesiog kažkokia fantastika. Aš sakau, jau ir tau, į tą babučių amžių. Palyja, mano daržą palaistė. Žinai, nereikia čia susireikšminti, bet gal tikrai biški padėjo mums. Tipo, duokim tom tiek to jau. Pails, nes iš tikrųjų Naujamės toks biški užmirštas kraštas yra. Mes nežinau, žmonės nesimeldžia čia Naujamės, kas jums yra? Aš nesuprantu. Eikit tik į bažnyčią melstis biški, aš nesuprantu. Ir kas keiščiausiai, dabar kas turėjom šlapę ir mes čia visai nesenai, porą metų bėgi, mes čia turbūt išsiplėtojam biški į kraštus, bet mes šitas kvartaliuks, būtent Kepurbalą vadinama, čia pelkinga žiauriai vietai. Jo. Ir čia taip šlapia ir mes ėjom kryžiaus kelius, kad darytum melioraciją. Maladėts, melioracija, gavom sausrą. Išsimeliораvom ir susitvarkėm. Taip sakant, mes žinom, ką darom. Sargiai svajonės pildosi. Ne tada, kada tau jos patogios, o tada, kada reikia, kad jos išsipildytų. Bet liets palie, viskas tvarkoj, nepergyvenam labai. Tai taip. Tai žodžiu, dabar tada ką? Sezonas neblogas, tikrai galim spausti savo dešinę. Taip. Ir dar norim pasakyti vieną labai svarbų dalyką. Tai pirmas dalykas, kad įsivaizduokit, kiek ateis naujų gerų galimybių ir mums visokiausių ateities planų, kai Donata išeina iš darbo, turės daugiau laisvo laiko. Ir... Kitais metais 5 hektarai arbūzų, Donatėla vaikšto su kapliukais, su kastuvais sodin, grįžt mano šitie prarabai tie. Ką nuveikiai per dieną, nieko parodė, kad ataskaita mums. Tai ir... Tai pirmas čia šitas dalykas, kad tikrai, žinok, atsigaus ir pamatysi, išsigvildens visi likę klaustukai ir iš tikrųjų bus tai nėra vienos linija. Taip, tai nėra vienos dienos, ar žinai, ten ekspromto nuosprendis. Pizdu tipo eina. Pailsėt. Ne. Nes pareiškims jau buvo prieš metus padėts, tada biški šiek tiek atitraukts, bet per metus nieks nepasikeitė ir tiesiog aš manau, kad, sakau, kaip ir yra tų tylesnių, žinai, ar tų kolegų ir buvo meistras, kai atvažiavęs praeitą savaitę, sako, tie tylieji. Neprapuls tą Doncę, sako, nebijokit. Tikrai neprapuls, tu tikrai neprapuls, idėją pamatysi. Tai žodžiu, vienas dalykas, kurį jau Donata jau daro ir jau pristatys rugsėjo 7 dieną, jau galime viešai sakyti, kad rugsėjo 7 dieną, tai yra kitą šeštadienį, darysime mugę. Donata pagaliau įdarbino savo spalvoto daržo spalvotas gėrybės. Šiandien beje ir logotipus jau atsiuntė. Tai kaip faina. Va. Tai žodžiu, pagaliau įdarbino ir uždarė stiklainiuose. Džiaugsmo jum. Ir turėsite progos įsigyti, pamatyti, paragauti. Iš tikrųjų tai simčia, man žinokit, su balamutėje, nes aš iš tikrųjų esu tas žmogus, kur ieškau dar... Tu sukies tame, bet tu vis dar galvoji su savo tuo ADHD, ką aš čia galėčiau gyvenime nuveikti, galbūt aš norėčiau ką nors daryti. Gal čia biški šito. Gal biški šito dar, šito gal biški dabar tingiu. Ir davai, kodėl ne, tu pasižiūrėk, kiek skanių dalykų darai, tau burokėliai, lečio, ten dar kažkas. Taip. Moki ir dar ir daugybę metų, šiais metais iš tikrųjų man su vakavimu tai ypač sudėtingai, nes man viską tu mačiai yra jau. Bet jinai taip švelniai šiknabumt, eini ir darai. Čia tuoj tau etiketę suorganizuojam, šitam pasiskambinam, susiderinam. Ir iš tikrųjų prašom už savaitės Lygiai už savaitės vėl prisiparkuojam Naujamiestį ir bus ir ragavimą. Aišku, čia Simutė turės gan platų asortimentą. Iš tikrųjų apie 15 rūšių visokių padažų ir gal net pavyks. Nes pas ją ten, žinokit, aš kaip įsivaizduoju, kaip Sima stovi aplamai prie šito visą virimą, tai man toks
raganaitė, tokia, žinai, tai ten nasytė. Tik. Biškita. Tokie fyridas tik tais pamėta ir ten jai kažkokie šedevrai nerealūs gaunas. Aš šiek tiek praktiškesnis, nes iš tikrųjų pas mane yra tie produktai, kuriuos mes patys valgom. Taip. Ir kurie yra naudojami kasdienoje. Taip. Mano gal, sakykime, prekės yra labiau tokios gurmaniškos, šventėms ir tam tikriem žmonėm, tokiam susijimam visokiausiam ir panašiai. Donatos, kita vertus, yra žiauriai vartojamos kasdienoje, skanios, laiko patikrintos prekės. Taip. Ir tu žinai, kaip mes su savo šito sortimentu gerai susiklijuojam. Ta prasme, atvažiuoja žmogus pas mus, jisai nori ir vakarienį savo turėti kažką prie kotleto pasim, bet jisai savaitgalį pas jį draugė atvažiuoja, jis nori kažką šustrą duoti paragauti. Taip. Ir gauna viską vienoje vietoje. Taip. Tai va. Ir man toks grįž. Mūsų. Tai turėt šnekėt toliau, tyliai. Tai šnekam. Specialistas. Tai va, tai žinokit, geroji žinia yra šita, kad Donata irgi pagaliau prisijungia į gamybą, nes tikrai tiek, kiek tu prisiaugini, kaipgi tu daugiau realizuosi iš tikrųjų, šviežiom daržovėm. Taip. Irgi faina, irgi labai eina ir viskas gerai, bet reikia kažkaip tam žmogui pateikti, parodyti, jo labiau, kai tu taip skaniai darai, taip iš širdies ir taip. Ir kas svarbiausia, turbūt dar toksai buvo dalyks, kur žmogus nevalgantis burokėlių. Taip. Sako, ką tu ten su tais burokėliais padarai? Aš norėsiu tų burokėlių. Tai jų dar reikės daryti, nes... Reikės, nes poreikis bus didelis. Donata kol kas taip neužtikrintai, bet aš pilnai tikiu tuo, kai aš savo pirmą mugę važiavau, aš pasiėmiau daug mažiau negu iš tikrųjų reikėjo padažų, nes tu vis tiek linkęs save nuvertinti, negu pervertinti. Arba tu nežinai, kaip ta visa virtuvė ten, kaip kas. Taip. Tai labai natūralu, žinai, kad vis tiek kažkaip abejoju savim. Ir pamatysi, nebeliks abejonių po to savaitgalio, tikrai pamatysi, koks bus didelis sprogimas. Aš labai tikiuosi, tai mums belika susimūtę eilinį kartą vėl. Šiandien susidėliojom jau savo tuos planelius ir turim savaitėlę pabaigti ten visus štrichus susimėtyti ir pavėsinę netrašė dar. Bet gal bus viskas gerai, nes vis tiek mums sekasi. Aš tikiuosi. O jeigu ne, tai sugalvosim, kur to žmonės pasodins, svarbu, kad tik lietus nelito, jeigu ir sugalvosim irgi kažką. Mes sugalvosim, neprapulsim. Tai va, ačiū visiems uždėmesi. Ačiū ir aptarėm viską, susitiksim rugsėjo 7 dieną gyvai, o daugiau kitose YouTube video. Taip, ačiū uždėmesi. Su Dievu.